Uždavinukas. Šildymo elemento paleidimas per kontaktorių naudojant nesifiksuojančius mygtukus. Reikia suprojektuoti elektrinę valdymo grandinę, kuri valdo šildymo elementą, pavyzdžiui, elektrinį teną per kontaktorių. Grandinė turi būti valdoma dviem nesifiksuojančiais mygtukais. Žalias įjungia šildymą, raudonas išjungia. Įjungus šildymą, kontaktorius turi laikyti save įjungtą per savaiminę įsijungimo grandinę, kol paspaudžiamas mygtukas stop. Tai ką, jungiam simuliaciją, tai mums reikės vėl neutral fazės. Iš karto. Taip. Kontaktoriaus. Ir kontaktų dvigubo. Tai šitą iš karto padarom KM1. KM1 ir tada lemputė bus mūsų šildymo tenas ir mygtukų nesifiksuojančių, tai bus normal open, normal close. Tai va, šitas bus mygtukas stop. O šitas mygtukas bus start. Lempa imituos mūsų šildymo teną. Nu, manau, viską užtenka. Tai dabar taip. Standartiškai lemputė kontaktorius vieną eilę gauna neutralą. Stop mygtuką dėkim viršui ir start mygtuką dėkim žemiau. Tai va, dabar mes turim šitą daiktą, kontaktoriaus kontaktus, nu, dėkim aukščiau, gal čia va dėkim, bus spartingiausia. Taip, pastumkime šitą. Tai dabar taip, mums reikia padaryti, kad jisai šiltų. Tai reiškia, suveikus kontaktoriui turi sujungti laidus ir suveikti šildymo tenas. Jeigu mes dabar pajungiam šitokią grandinę, paspaudžiam play, yra vienas dalykas, paspaudus suveikia šildymo tenas, atleidus neveikia. Jis turi save užsimaitinti. Tai reikėtų šitą kontaktą, kad būtų taip, elektra teka iki čia, gauna impulsą kontaktorius, suveikia kontaktas ir jisai apeina šitą jungiklį. Paspaudžiam play. Start, kontaktorius suveikia, šildymo tenas veikia, nes elektra dabar teka per stop mygtuką per KM1 kontaktą į magnetinę eilę. Kai tik paspaudžiu stop, nutraukiu elektros grandinę, kontaktai atšoka ir atsijungia kontaktą. Tai va, tokia paprasta schema, kaip su nesifiksuojančiais mygtukais galim padaryti. Nesifiksuojantis mygtukai tai yra kalbama apie tokį dalyką, kur būna žalia paspaudė suveikia kontaktą, raudoną paspaudė atjungia. Tai reiškia, žalias bus normal open, raudonas bus normal close. Nes stop dažniausiai yra skirtas nutraukti maitinimą, mes paspaudžiame atsijungę kontaktai, start yra sujungti ir paduoti maitinimą į eilę. Paspaudžiam stop, nutraukiam maitinimą, kontaktai atšoka, nes KM1 kontaktorius nebegauna maitinimą. Paspaudžiam start, davėm impulsą, pritraukia kontaktus ir elektra teka aplink start mygtuką po savo kontaktus ir iš savio užsimaitina. Štai taip reikia atlikti šitą užduotį.